kadangi nelabai prakaituojantis esu, tai dėl to pakankamai Nekviečia, ne? Ne. Tai gerai. Štai, tiktukų. Gerai. Labas, Lukrecija. Jaudiniesi? Truputį. Bet tu nebijok. Tavo pagalba mums yra labai reikalinga. Greta? Greta. Malonu. Donatas. Tu pasiruošusi mums pagelbėti? Taip. Aš noriu tau užduoti kelis klausimus. Paprašysiu tavo atsakymų, kuriuos užrašysi į lapuką ir įmesi į šį indą. Pasiruošęs? Atsakingas momentas. Pirmas klausimas. Prisimink laikotarpį ar situaciją, kai buvo labai sunku. Beveik rašinėlis. Jokio asmeniškumo tame visiškai nebus. Aš net nežinosiu, ką tu parašai. Sulenk lapuką, mesk į indą. Aš tavęs paprašysiu ištraukti lapuką, bet ne savo, ir tu atsakysi. Tai man dabar tas? Taip. Man buvo pati sunkiausia akimirka, kai mano tėvai išsiskyrė. Kai pirmoje klasėje tyčiojasi iš manęs. Buvo sunku tada, kai nuo manęs viskas slėpė klasės mergaitės. Kai mano geriausia draugė supyko ant manęs. Kaip tuo metu jauteisi? Labai blogai ir jaučiausi dėl visko kalta. Išsigandusi. Buvo liūdna ir baisu. Liūdnai norėjosi verkti. Kaip tuo metu į tavo išgyvenimus reagavo artimi suaugusieji? Labai liūdnai. Tėvai reagavo sunkiai, nes negalėjo nieko pakeisti. Tada mama ant manęs labai pyko. Neleido eiti pas draugus. Jie sakė, jog nieko tokio, viskas savaime susitvarkys. Jie užjautė, bandė paguosti mane. Gerai, ketvirtas klausimas. Koks tavo mėgstamiausias atlikėjas? Aš šokauju, ne, šitą nėra klausimų. Ketvirtas klausimas yra, o ko tu pati tikėjaisi ir norėjai iš jų? Norėjosi, kad vėl visi būtume kartu. Kad mane palaikytų. Supratimo ir pamokymo. Norėjau paguodos. Labai norėjau, kad ji mane tiesiog apkabintų. Pavyzdžiui, mano kieme, kur aš augau, dainuoti ar būti muzikantu buvo labai moteriška, nevyriška. Ir principe aš slėpiau visą savo vaikystę ir paauglystę tai, jog aš mokiausi muzikos mokyklai. Ir žinai, neturėjau kam to išsipasakot. Lūžis vaikų linijoje yra tada, kuomet žmonės nebijo dalintis, vaikai nebijo dalintis savo problemomis, išgyvenimais. Dėl to, mylėjai, būkite drąsūs. Nelauk, kol sunkumai užaugs. Yra žmonių, kuriems tu rūpi. Darom tokį prezidentinį paspaudimą lėtą. Ačiū tau labai. Ačiū tau.